Žiūrėkit, yra 18 metų X5 X-Drive'as. Vėl baltas spalva. Visos mašinos šiandien baltas. Va taip, yra gavęs į priekinę dalį ir per važiuoklę. Tik čia važiuokliai, nežinau, nelabai daug kas matosi, kad būtų kažkas tai sulinkę, nulūžę, nukrytę. Nėra ratų visiškai. Sparnas. Čia, kaip matot, viskas veikia. Radiatoriai, lonžironai. Viskas yra vietoj. Lempos yra sveikas, kapotas yra sveikas. Vienos lempos, aš pažiūrėsiu, gal yra bagažiniai sveika lempa įdėta. Šitą pažeista padanga taip pat. Sausio 29 aukcionas, parsiduoda draudimo. 4 varomi ratai. Čia pabražyti, bet čia nusivalys, nusipoliruos. Šviesų saloną va turi, gražią medžio apdailą. Šviesų salonas, aišku, jau šiek tiek jis yra ir padėvėtas jau. Nežinau, ar minėjau, jisai turi 87 tūkstančius beveik mylių. Mašina kūrėsi ir važiuoja, turi projekciją ant stiklo, turi šildomas sėdynės, pabandom užvesti. Akumuliatorius nusėdęs, bet vis tiek pagavo, mašina užsiveda. Dega čekas. Bet variklis, kaip girdit, dirba gražiai. Beje, šitą mašiną galima nupirkti dabar buy now, $9,000. Arba galima laukti aukcioną ir dalyvauti gyvam aukcione, kuris bus 29 dieną. Šiek tiek papražinam bamperio. Sparnas yra įdėtas. Lempos nematau, kad būtų. Lempos turbūt ir nėra. Šita pusė atrodo irgi neblogai. Iki cheminio valymo. Šviesų salonas toksai, bet iš vis neprižiūrėtas matosi.